Jeigu tu esi vadovas ir jautiesi pavargęs, ne biški, o taip iki kaulų smegenų, tai šis video yra skirtas kaip tik tau. Ir jeigu tu dabar galvoji, kad man reikia atostogų, dėja, tave turiu nuliūdinti, ne atostogose yra esmė. Atostogos padeda tik tuomet, kuomet esi pavargęs nuo tempo, bet dauguma vadovų pavargsta ne nuo tempo. Jie pavargsta nuo vieno konkretaus žmogaus, kolegos ar nuo debiliškai pasikartojančių tų pačių užduočių ir atsakomybių, kurios seniai turėjo būti jau nebe jų. Dabar padaryk vieną paprastą dalyką. Ne rytoj, ne poryt, ne po atostogų. Pasiimk popieriaus lapą ar užrašinę ir užrašyk 3 dalykus, nuo kurių labiausiai pavargai darbe. Jeigu tai ne darbas, o žmonės ir neužbaigti procesai, tau reikia išmokti deleguoti užduotis, išmokti brėžti savo ribas, išmokti būti ne visuomet patogiu ir geru visiems. Tau reikia delegavimo, ribų, drąsos nebebūti patogiu. Bet čia dažniausiai įsijungia gero berniuko, geros mergaitės režimas, kuomet noriu padėti visiems, būdamas geras ir taip užtarnauti visų pagarbą. Tokiais atvejais dažniausiai vyksta perdegimas. Jeigu nori vadovauti taip, kad būtum ramus, rezultatyvus, patenkintas savimi, sek mano profilį, čia kalbu apie realų vadovavimą, o ne sausą teoriją.